Aklas pasimatymas. Labas vakaras, gerbiami laidos Aklas pasimatymas klausytojai. Čia aš, Irma Jokštytė Stanevičienė, labai džiaugiuosi, kad laiką leidžiate su mumis. Labai džiaugiuosi, kad turime tokį nuostabų rudenį ir rytoj prasidės psichikos sveikatos menų festivalis Ryšiai, kuris Lietuvoje bus organizuojamas antrą kartą, todėl labai džiaugiuosi, kad galėsime apie šį festivalį daugiau papasakoti. Daugam turbūt bus tai labai nauja informacija, todėl skubu pristatyti savo laidos viešnes. Tai menų sveikatai projektų vadovė, taip pat psichikos sveikatos menų festivalio Ryšiai organizatorė Karolina Zakarauskaitė ir psichologė Inga Truskauskaitė. Tai visų pirma, Karolina, noriu į jūs ir kreiptis ir paprašyti jūsų pristatyti, kaip gali būti susiję, atrodo, tokios skirtingos sąvokos - psichikos sveikata ir menų festivalis, ir kaip iš psichikos sveikatos gali gimti apskritai festivalis. Tai papasakokite apie jo idėją ir jo tikslus pagrindinius. Sveiki, labai džiaugiuosi, kad čia susitinkam prieš pat viskam prasidedant. Rytoj kaip tik atidarom grupinę parodą. Pabrėšiu 6 valandą Radvilų rūmų muziejuje, tai tikiuosi susitiksim ten su klausytojais. O festivalio mintis yra kalbėti apie psichikos sveikatos sunkumus, mažinti su psichikos sveikatos sunkumai susijusią stigmą ir didinti raštingumą, į tą pokalbį pakviečiant ne tik specialistus, bet ir žmonės, kurie turi savo asmeninės išgyventos psichikos sveikatos sunkumų patirties. Ir menai čia turi labai svarbią rolę, nes dažnai tos patirtis yra per sudėtingos, turbūt tiesiog kalbėti apie tai žodžiais. Tai menų programa tampa tuo kitu alternatyviu balsu kalbėti apie tas patirtis. Tai mes turim kūrinius, kurie nagrinėja skirtingus sunkumus ar sutrikimus, ar būsenas, ar būklės. Ir tie kūriniai tampa tokio kaip ir atspirties tašku, vėliau kalbėtis ir susitikti pokalbyje tiek bendrai publikai, bendrai visuomeniai, tiek psichikos sveikatos specialistams ir žmonėms, kurie turi patys asmeninių sunkumų. Tai beprotiškai įdomu ir mes iš tiesų šiandien turėsime galimybę pažvelgti į visą programą festivalio pakankamai smulkiai, kuri yra beprotiškai įdomi. Inga, dar noriu iš karto kreiptis į jūs. Kaip jums atrodo, ar kokios tos ryškiausios stigmos, kurios trukdo mums geriau pasirūpinti savo psichikos sveikata, yra mūsų lietuvių visuomeniai? Nes man atrodo, kad mes, kaip pas gydytoją einam tik tada, kai subloguojame, tai ir psichikos sveikata susirūpiname jau tada tik tai, kai tikrai kažkas labai sunku yra. Gal pradėčiau nuo to, kad stigma yra jau toks antrinis procesas. Pirmiausia, žmonės gal net nežino, kaip reaguoti į savo psichikos sveikatos sunkumus, arba net nesupranta, kad tai, ką jie patiria, yra psichikos sveikatos sunkumai. Ir dažnai atsispindi kūne per įvairias psichosomatinės patirtis, per skausmus arba kažkokias itin sudėtingas vidinius išgyvenimus. Ir apie stigmą galim kalbėti tik tada, jeigu žmogus supranta, kas su juo vyksta. Man atrodo, dėja, kol kas mūsų visuomeniai nemaža dalis net nesupranta, kad jie susiduria su psichikos sveikatos sunkumais. Žinoma, yra dalis ir gėdos, kuri turbūt vis dar gaji mūsų visuomeniai. Jaustis blogai yra negražu, kažką apkrausi, kažkam būsi nepatogus, o ir skirti savo psichikos sveikatai reikia laiko, daug kas gyvena labai intensyvius gyvenimus ir atrodo, kad pastumsiu šiam kartui, bus viskas gerai. Ir man atrodo dėl to tik tai tada, kai jau mus iškerta taip, kad nebegalima to ignoruoti, tada žmonės pradeda ieškoti sprendimų. Aišku, po truputį turbūt keičiasi dalykai ir ypač jaunojoje kartoje vis daugiau to sąmoningumo su psichikos sveikatos klausimais, bet situacija tikrai dar yra kur gerinti. Tai mes apie visus tos būdus gerinti sveikatą netrukus ir pakalbėsime. Dabar trumpai pasiklausome muzikos, pratęsime savo pokalbį po trumpos akimirkos. Aklas pasimatymas.
Tęsėme pokalbį čia laidoje Aklas pasimatymas. Šiandieną susitinku su Menų sveikatai projekto vadove Karolina Zakarauskaitė ir psichologė Inga Truskauskaitė. Mes kalbame apie festivalį, psichikos sveikatos menų festivalį Ryšiai, kuris prasidės jau rytoj ir kuris Lietuvoje yra organizuojamas antrą kartą. Tai Karolina, antrą kartą organizuojamas festivalis, suprantu, kad tai yra vis dar labai nauja ir kuo jis skirsis nuo savo pirmtako ir ką jūs norėtumėte šiame festivalyje išskirti labiausiai? Tai antrasis festivalis, turbūt pirmas ir didžiausias skirtumas tai yra didesnė komanda. Suorganizavus pirmąjį festivalį iš tiesų parašė, sureagavo ganėtinai daug žmonių, kurie buvo, norėjo įsitraukti vienaip ar kitaip, tiek iš kultūros lauko, tiek iš psichikos sveikatos. Tai, man atrodo, šitas labai svarbu, didėjanti komanda. Kas dar keičiasi, tai yra šiek tiek trumpesnis šis festivalis. Pirmasis festivalis truko berods mėnesį. Tai čia padarėm savo tokį, didelį iššūkį pirmą kartą, sakyčiau. Tai šį kartą galvojam daryti šiek tiek koncentruotesnę programą ir šiek tiek įtrumpint. Vis dar truks ilgai, 3 savaitės beveik visas vyksmas, bet šiek tiek labiau koncentruota visa ta programa bus, kviesime į įvykius beveik kiekvieną dieną. Kas išlieka, tai išlieka ta formų įvairovė, kad mes kalbam apie skirtingas psichikos sveikatos temas labai įvairiai, nes kaip atliepiant dar ką prieš tai Inga minėjo, tai būtent, kad stigma tai yra tas žinių supratimo trūkumas, stigma ateina iš ten ir ta mintis, kad mes žinias galim kurti efektyviai ne tik žodžiais, paskaitomis, bet per tą bendrą pasidalintą patirtį. Ir į tą patirtį kviesim tai tiek į kino filmų peržiūras, tiek į grupinę parodą, tiek į šokio ir kitus performansus, tiek dirbtuvės ir diskusijas. Tai kaip ir pirmame festivalyje išlieka ta plati formatų įvairovė. Ir kodėl tai mums svarbu? Nes visų pirma prieinamumą didina. Žmogus, kuriam galbūt prieinamesnis formatas yra vizualus, o ne garsinis, gali atrasti, sakykime, tam žmogui prieinamesnį, tinkamesnį formatą, kalbėti apie tai. Kitas galbūt labiau norėtų dalyvauti, šokio judesio dirbtuvėse, ne tiek smarkiai dirbti su žodžiais. Tai yra galimybė tam. Tai čia galvojam apie tai, kad norisi įtraukti į tą pokalbį apie psichikos sveikatą kuo daugiau skirtingų juslių ir jutimų. Tai tuo remdamiesi planuojame programą. Galiu atskleisti, kad net ir pačioje parodoje bus keletas darbų, kuriuos galima ir užuosti jų kvapą, bus darbų, kuriuos galima liesti, tai nebus tik tai, bus darbų, kuriuos galima išgirsti, kuriuos galima matyti. Tai ta pojūčių įvairovė yra visoje programoje. Dar kita naujovė, tai kad pirmųjų metų programa buvo pagrindė sutelkta Vilniuje. Turėjome tik tai keletą kino filmų rodymų kitose miestuose. O šiemet turime tokią platesnę programą sukuruotą drauge su Kauno menininkų namais ir Kaune. Dabar norėčiau kreiptis į Ingą ir iš karto jūsų paprašyti, kad kažkaip padrasintumėt tuos žmonės, kurie pamatė, jog tai yra psichikos sveikatos festivalis, psichikos sveikatos menų, galėtų pagalvoti, kad tai yra ne man ir aš neturiu jokių problemų su psichikos sveikata ir gal tame festivalyje nieko neatrasiu. Kam jūs siūlytumėt susidomėti festivalio programa ir kodėl ji reikalinga yra visai visuomeniai mūsų? Jūs jau pati įvardinat labai gerai, kad visiems reikia galvoti apie psichikos sveikatą, kaip apie fizinę sveikatą, taip apie psichikos sveikatą.
tai yra tiesiog aktualu, tai yra mūsų gyvenimo dalis, tai yra neišvengiama mūsų gyvenimo dalis, kadangi mes visi turim vidinį pasaulį, visi susiduriam su stresoriais, visi išgyvenam santykius, visi patiriam emocijas, visa tai atsispindi mūsų psichikos sveikatoje. Mes turime patirtis, kai kurie daugelis žmonių turi trauminių patirčių savo gyvenime ir visa tai paliečia psichikos sveikatą. Ir nesvarbu, ar psichikos sveikatos patirite patys, ar jūsų artimieji galbūt, o gal nieko nepatirite dabar, jokių sunkumų, kaip stiprinti psichikos sveikatą arba kaip jaustis gerai, kaip jaustis laimingais, nepaisant to, kad kažkokių sutrikimų gal ir nėra, yra aktualu visiems. Man atrodo, psichikos sveikatą man norėtųsi taip suvokti ne tik kaip psichikos sutrikimų nebuvimą, bet kaip ir gebėjimą gyventi laimingą gyvenimą. Ir jeigu susidūrus, pamačius kažką įdomaus festivalio metu, ar kažkokius performansus, ar kažkokius filmus, tai užkabina vidines svarbes temas, vidines svarbes stygas, kažkokias susijusias su vertybėmis, susijusias su gyvenimo patirtimis, tai jau yra verta ten būti ir jau yra verta apie tai kažkaip savyje pagalvoti, išjausti. Ačiū labai, Inga. Čia kaip psichikos sveikatos higiena, ar ne, kurią turim palaikyti, man labai suskambo šitas žodis galvoje. Dabar dar pasiklausykime muzikos, po jos mes jums dar smulkiau papasakosime apie pačią festivalio programą. Aklas pasimatymas. Tęsėme pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Mes pristatinėjame psichikos sveikatos menų festivalį Ryšiai, kuris prasidės jau rytoj, ir apie jį mums pasakoja festivalio organizatorė Karolina Zakarauskaitė ir psichologė Inga Truskauskaitė. Dabar norėčiau pereiti būtent prie tos smulkiau pačios programos, kuri bus labai įvairi. Programoje bus ir parodų, ir performansų, ir kino programa, ir susitikimai, ir kūrybinės dirbtuvės. Tai Karolina, pakalbėkime šiek tiek apie parodą Out of Touch, kuri pristatys 13 Lietuvos ir užsienio menininkų. Kas šioje programoje yra, taip labai svarbu jums? Tai gal pradėsim nuo to pavadinimo, kad paroda, kaip ir sakom apie tai, kad kartais mūsų ta psichologinė būsena ir fizinis kūnas gyvena lyg tokiose atskirose dėžutėse. Tai šitoj parodoje mes tas dvi dėžutės kaip sudedame vieną ir skatinam labai grįžti į kūną. Ir bus ten įvairių, kartais labai sudėtingų temų irgi. Tai nagrinėsime, sakykime, trauminės tam tikras patirtis. Bus vienas kūrinys Dovydo Laurinaičio, menininko tarpdisciplininio, kuris nagrinėja alkoholizmo patirtis savo šeimoje. Ir performances ir sukurtas vizualus darbas tampa kaip ir būdų įveikti su tuo susijusią gėdą, įveikti tą tylą aplink tai ir adresuoti tam tikrų būdų tą patirtį. Kalbant apie traumą, kūnas yra labai svarbi dalis, trauma ir traumų įveika. Čia tikiu kolegė Inga galės daugiau pratęsti vėliau. Taip pat bus darbų, kurie kalba apie ekologinį nerimą. Šitoje vietoje paminėsiu, kad šio festivalio pagrindinė tikslinė grupė, kuriai teikiame daugiausiai dėmesio ir labiausiai tikimės įtraukti į veiklas, tai yra žmonės jaunesni nei 30 metų. Ir yra keletos priežastys, kodėl pasirinkom būtent šią grupę. Tai didėjančios psichikos sveikatos sunkumų ir sutrikimų rodikliai, tai iliustruoja ir į jaunimo liniją didėjančius skambučių skaičius ir kiti rezultatai, ką matome iš studentų atstovybių ir kitų tyrimų. Tai atrodo, kad šiame kontekste, kai pandemija ir su jie, sakykime, susijusi nerima, nežinia, užsidarimą vienus nuo kitų pakeitė Ukrainoje pradėtas karas ir visa nežinia, kuri tampa su tuo, ir šiame kontekste priimti sprendimus turbūt apie tai, ką daryti toliau su gyvenimu, yra be galo sudėtinga ir gali rastis įvairiausių
nerimu ir tai paskatina, sakykime, sunkumų ir sutrikimų atsiradimą ir tai dalis kūrinių, dauguma iš tikro menininkų yra patys jaunieji menininkai ir jie kalba apie savo patiriamus nerimus šiuo metu, dalis jų yra susiję irgi su Rusijos invazija į Ukrainą. Turėsime Ukrainos dueto kūrinį, kuriame matome jūrą, girdime kvėpavimą, bet tuo pačiu metu apčiapiame, kad ta jūra jau patapus nerimo objektu. Jinai anksčiau būdavo kažkas, kas raminavo, o šiuo metu vykstant karui tai yra objektas, į kurį žiūrim ir ieškom, ir ten yra karinių laivų. Kitas svarbus momentas šiai tiksliniai grupiai tai yra, kas vyksta dar plačiaja prasme su Žemė, sakykime, mūsų planeta, kurioje mes gyvename. Tai yra tas ekologinis nerimas, išnykimo baimė, tos nekontroliuojamos kaitos. Tai menininkės Liucijos Dervinytės darbai adresuoja būtent šitus klausimus. Taip pat bus kūrinių, kurie kalba apie tai, kaip laikui bėgant keičiasi mūsų kūnas, kaip mes dėl to jaučiamės. Šalia atsiranda ir perdegimo ir išsekimo temos ir kokios tam yra alternatyvos. Tai galbūt tokia kaip ir esmė parodos. Turime ganėtinai platų kūrinių ir temų spektrą, bet jie galų gale visi suveda į tą santykį tarp psichikos sveikatos, tarp emocinių patirčių, tarp sunkių emocinių išgyvenimų ir kaip mes tai jaučiame savo kūne. Čia labai svarbi ir ilga tokia tema, apie kurią turbūt geriau bus pratęsti, kalbėtis po trumpos muzikinės pertraukėlės. Aklas pasimatymas. Tęsiame pokalbį. Šiandieną laidoje Aklas pasimatymas aš bendrauju su psichologė Inga Truskauskaitė ir menų festivalio, psichikos menų festivalio ryšiai organizatorė Karolina Zakarauskaitė. Inga, mes kaip tik pradėjome kalbėti apie parodoje nagrinėsiamas temas, kurios leidžia pajusti mūsų psichikos, sveikatos ir kūno santyki. Į ką čia jūs pasiūlytumėt atkreipti dėmesį į tuos išvardintus Karolinos akcentus, kad jūs papildytumėt? Pirmiausiai, gal paminėsiu, kad kai susitikom su Karolina ir jim pakvietė mane dalyvauti kažkaip programos sudarime arba pakomentuoti programą, man pasirodo, kad tai neįtikėtinai aktualu ir kad tai kabina išties tai, kas yra dabar, išties apie tai, ką šneka psichologai, išties apie tai, ką šneka mokslininkai. Ir aš pati dirbu ir mokslinį darbą Vilniaus universitete ir tyrinėju jaunų žmonių patirtį. Tai pirmiausia, turbūt verta paminėti, nežinau, kiek tas yra žinoma plačiai visuomeniai ar patiems jauniems žmonėm, bet išties tas ankstyva suaugystė, kažkur tarp 18 ir 30 metų, yra tas laikotarpis, kai yra didžiausia rizika patirti psichikos sveikatos sunkumų. Ir todėl, man atrodo, atkreipti dėmesį į tai, su kuo susiduria jauni žmonės, yra ypatingai aktualu. Kodėl dabar tie jauni žmonės tai sunkumai susiduria? Be abejo, kad visi mes patiriam iššūkių, bet jaunų žmonių ankstyvoj suaugystėj, tapsmo suaugusių laikotarpiu yra tokia ypatybė, kad žmonės tarsi kuria savo gyvenimą, ieško savęs, ieško savo tapatumo, bando sukurti artimus santykius, ieško savo darbinio tapatumo ir visa tai reikalauja, visa tai kelia daug iššūkių, daug nežinomybės, daug nerimo. Ir šiuo metu, kai pasaulyje vyksta daugybė sukrėtimų, tiek pandemija, tiek šiuo metu vykstantis karas Ukrainoje, ta nesaugumo lygį dėl ateities tik tai dar labiau padidina. Ir iš tiesų mes su kolegomis darėme tyrimą 4 metų trukmės, tai yra 4 metų trukmės, stebėjome, kaip keičiasi jaunų žmonių psichikos sveikata ir kol kas šitie duomenys nėra išpublikuoti, bet jau yra atlikta duomenų analizė, rengiamas straipsnis, išties neraminantis psichikos sveikatos sunkumų padidėjimas per pastaruosius metus, kuri galbūt taip atsargiai galima būtų sieti su būtent karu vykstančiu Ukrainoje, kadangi neišvengiamai
kario patirtis, Rusijos invazija, ji ne tik kelia grėsmę dabar, bet ir liečia tarp generacinės traumos temą. Mūsų tėvai, mūsų seneliai yra išgyvenę represijų, trėmimų, išgyvenę ilgalaikę grėsmę savo geroviai, savo saugumui. Ir nepaisant to, kad daug šitų istorijų yra tyloje, jos veikia mus, jos kabina tą tokį ne tik dabar egzistuojančią grėsmę, bet ir tokią giluminę, pašakninę, vidinį nerimą, kuris slypi ne tik mumyse, bet ir mūsų tėvose, seneliuose, proseneliuose ir jų išgyvenimuose. Todėl man atrodo, kad liesti šitas temas yra aukso vertės, nes jom tarsi niekad nėra erdvės, nėra tinkamo laiko, o be to ir susidurti su savo skausmu yra nemalonu. Ir vis dėlto tai yra vienintelis būdas, kaip tą skausmą viduje atpalaiduoti, su juo susidurti, apie jį kalbėti, jį matyti, labiau net nekalbėti, jį jausti. Ir man atrodo, kad būtent menininkų performance yra labai tinkamas būdas kažkaip prisiliesti prie savo vidinio skausmo, stebint kitų žmonių vidinį skausmą. Festivalio programoje taip pat bus ir kitų daug formų. Mes turbūt nespėsime visų jų aptarti, bet ir performance'ų programa, ir kūrybinės dirbtuvės. Kokius akcentus šiuose dalyse išskirtumėt, Karolina, ir kur mūsų klausytojai gali smulkiau susipažinti su programa? Tai visą programą galite rasti www.ryšiaifest.lt Facebooko profilyje Psichikos sveikatos menų festivalis Ryšiai, Instagrame, tam bus visos nuorodos. Akcentų keletą norėčiau uždėti likusiai programai, tai kaip minėjo Inga apie tą tarpgeneracinių traumų svarbą. Labai sudėtinga tema ir jai skirsime dėmesio taip pat. Turėsime visiškai naują choreografės Gretės Šmitaitės kūrinį, kuriame jinai būtent analizuoja savo santykį su savo seneliu, kuris dabar jau miręs. Tai kalba būtent apie priespaudos poveikį senelio sugebėjimui mylėti, apie tai, kaip tai atėjo į jų ryšį tarpusavį ir ką galima apie tai daryti vis dar dabar žmogui mirus, nebesančia, kaip tas ryšys toliau išlieka gyvas. Tai bus šokio performances, kuris bus lydimas ir dirbtuvių, kurios kaip siekia išlaisvinti kūne esančius tokius sunkumus ir išreikšti juos ne žodžiais, bet judesiu, savo tokiu prieinamu, tinkamu ir veikiančiu. Tai šitą labai noriu užakcentuoti. Dovydo Laurinaičio minėtą naują kūrinį irgi labai noriu užakcentuoti, jį rodysime parodoje. Gretės Šmitaitės kūrinį rodysime spalio 8 dieną menų spaustuvėje. Tuomet kitas labai svarbus kūrinys, kurį rodysime, tai Signe Bauman yra latvių animatorė, persikėlusi į New Yorką, ir jos filmą rodėme taip pat ir pirmame festivalyje, ir šį kartą grįžtam su jos pačiu naujausiu kaip animacinė socialinė kritika, ko gero, socialinė politinė kritika apie lūkestį santykių. Jis vadinasi My Love Affair with Marriage, mano meilės romanas su santuoka. Tai, bet jis labiausiai eina per moters prizmę, pradeda nuo, sakykime, jaunos moters ir kaip ir reflektuoja struktūras, kokias mes sukūrėm rolės ir lūkesčius tiek moterims, tiek vyrams, sakykime, ir kaip tai paveikia mūsų gyvenimus. Tai labai džiaugiuosi, kad turim galimybę parodyti šitą filmą taip pat. Tai yra labai nauja. Kaip matote, programoje gausu ir filmų, ir labai įvairių meno formų. Mes pabaigsime programą peržvelgti po trumpos muzikinės pertraukėlės. Aklas pasimatymas.
Tęsiame pokalbį laidoje Aklas pasimatymas, pristatinėjame rytoj savo kelią pradėsiantį psichikos sveikatos menų festivalį Ryšiai. Apie jį man šiandieną pasakoja ir mums visiems festivalio organizatorė Karolina Zakarauskaitė ir psichologė Inga Truskauskaitė. Karolina, mes toliau peržvelginėjame svarbiausius programos akcentus, kuriuos klausytojai galės taip pat atrasti, žinoma, ir ryšiaifest.lt svetainėje. Tai dar pabaikite paminėti tai, kas jums atrodo svarbiausia. Man žinoma, visi dalykai atrodo labai svarbus. Dirbus taip arti su visų jų atrinkimu į programą. Bet dar pabaigai, kur labai norisi uždėti akcentą, tai filmas Kodėl taip mėgstu šokinėti. Šį filmą rodėme ir pirmojo festivalio metu. Ir kodėl pasirinkome jį parodyti dar kartą, nes matom, kad yra poreikis didelis ir susidomėjimas ir reaguojam į tai. Filmas nagrinėja kelių kaip verbaliai nekomunikuojančių autistiškų jaunuolių istorijas visame pasaulyje. Ir ten pamatome gausą temų iš tikrųjų. Tai nuo to, kaip galime komunikuoti alternatyviai, galbūt kokią rolę užima kūryba, tais atvejais, kai žmogus negali, sakykime, savęs išreikšti verbaliai, tai čia yra viena iš svarbių temų. Tuomet kita yra, ir į šią temą būtent norėsime lysti daugiau šiemet, tai yra atsiskirimas nuo tėvų namų ir perėjimas iš tėvų namų į savarankišką gyvenimą. Ir su kokiais iššūkiais Lietuvoje labiausiai susiduriame šitose situacijose, šeimose, kuriuose yra asmenys, kurie yra autizmo spektre. Tai norėsime išgirsti iš asmenų, kurie patys yra autizmo spektre, iš tėvų, kurie augina vaikus, kurie yra autizmo spektre, bei iš, sakykime, žmonių, kurie dirba su šitą temą iš kitų kampų. Tai šitą temą labai sudėtinga ir jai skiriama vis dar netiek daug dėmesio ir labai tikimės, kad tas filmas Kodėl taip mėgstu šokinėti, kuris yra pats iš savęs labai perpildytas įvairių garsų ir vizualinių tokių kaip iliustracijų, ir jis padės atverti šitą pokalbį, kuris nors ir sudėtingas, bet labai reikalingas. Tai trumpai tiek. Gal dar ką norėčiau paminėti, ko nepaminėjau prieš tai, apie diskusijų susitikimų programą. Tai mes ją formuojame kaip ir visas festivalis yra susitikimai, ar tarpusavy, ar su savim, ar susitikimai tarp akademijos ir bendruomenių, ar susitikimai tarp kultūros ir meno, ar susitikimai tarp manęs ir mano traumų, bet turim dar tą susitikimų programą, tai čia kaip mes ją formuojam, kad norėtųsi, kad diskusijose būtų žmonės, kurie turi savo asmeninę patirtį, ir šalia būtų žmonės, kurie į tą temą ateina iš tos specialisto pozicijos, ir žmonės, kurie į tą temą žiūri kažkaip kūrybiškai. Tai dažniausiai menininkai ir yra tie žmonės, kurie ateina į nagrinėti, pasirenka nagrinėti kažkokią temą savo kūryboje dėl to, kad ta tema jiems asmeniškai svarbi, išgyventa, gyva. Ir pabaigai tikrai labai svarbu, manau, yra kažkaip padėti klausytojams ir visiems, kurie nori pradėti domėti savo psichikos sveikata, kaip nepasiklysti, kaip iš tiesų toje gausoje atsirinkti ir neišsigąsti to, kad mums viskas atrodo labai nauja, prie visko norisi bėgti, ir apskritai kaip tą informacijos gausą panaudoti savo tinkamą linkme, Inga. Man atrodo, vienas iš svarbių dalykų, į ką reikia kreipti dėmesį, galvojant apie tai, o kokie yra mano poreikiai, kaip man, kur čia pasiduoti, į kurią pusę, tai pirmiausiai mes visi turime išmokti girdėti save. O girdėti save tai reiškia dažnu atveju jausti savo kūną.
jausti ir tiesiog leisti savo būti savo kūne, grįžti namo, grįžti į savo pojūčius, grįžti į savo emocijas. Ir iš tiesų mūsų kūnas, aš labai džiaugiuosi, kad šitas festivalis būtent kabina šitą temą, nes kūno tema psichologijoje dabar yra kaip tik labai ant bangos ir grįžtama prie kūno ir kūno gebėjimo būti informacijos šaltiniu, būti gijimo šaltiniu, būti laimės, džiaugsmo šaltiniu. Tai, man atrodo, girdėti save, girdėti savo kūno pojūčius ir nebijoti prisileisti to, kas kyla natūraliai, to, kas vyksta mumise ir nebijoti leisti savo žinoti, ko norisi, užuot klausius iš visų pusių patarimų, kad čia nueik tą, padaryk aną. Tiesiog pajausti savo kūną, įsiklausyti į save ir leisti savo kūnai mus vesti, man atrodo, visą laiką yra labai išmintingas kelias link psichikos sveikatos. Ačiū Jums labai, Inga, iš tiesų nuostabi mintis mūsų laidos pabaigai. Klausykime savęs, savo kūno, rūpinkime savo psichikos sveikata. Labai dėkoju, su mumis buvo Psichikos sveikatos menų festivalio ryšiai organizatorė Karolina Zakarauskaitė ir psichologė Inga Truskauskaitė. Susitiksime jas festivalyje ryšiai, kuris prasideda rytoj. Labai kviečiame užsukti jį. Dėkojame visiems, kurie laiką leidote kartu su mumis. Primename, jog laidoje Aklas pasimatymas laukiame jūsų trečiadieniais 19 val. Gold FM eteryje ir 20 val. Geras FM eteryje. Galite taip pat visuomet užsukti į mūsų Facebook puslapį Aklas pasimatymas ir stebėti atnaujinamą mūsų laidos informaciją. Dėkojame laidos rėmėjams, spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui ir tiems, kurie rengė šią laidą, mano kolegoms, redaktoriai Linai Žaltauskaitė ir garso režisieriui Gintautui Gečui. Aš, Irma Jokštytė Stanevičienė, šiandieną su jumis atsisveikinu, lauksiu kitame Aklame pasimatyme, likite sveiki.